Yra posakis visi liaudis, bet ne visi žmonės. Apie ką jis? Ir ko ieškojo Diogenas su žibintu rankoje, vaikščiodamas po Sinopo miestą, sakydamas sutiktiesiems, ieškau žmogaus. Skirtingai nuo kitų biologinių rūšių, žmonių psichika nėra užprogramuota vienareikšmiškai, bet formuojasi iš išorės, veikiama iš aplinkos ir iš vidaus, paties asmens proto. Psichika apibrėžia žmogaus elgesį ir susideda iš tokių komponentų. Įgimti instinktai ir besąlyginiai refleksai. Stereotipai, įpročiai, kultūros tradicijos. Nuosavas protas, ribojimas jausmų ir atminties. Intuicija bendrai, tai visų pirma, informacija ateinanti iš paties asmens psichikos, pasąmoninio lygmens, antra, gaunama iš kolektyvinės psichikos, trečia, pagimdyta išorėje ir apsėdimas. Dieviškasis vadovavimas sumanymo vagoje įgyvendinamas visko anksčiau išvardinto pagrindu, išskyrus klaidinimus ir apsėstumą. Šios komponentus turi kiekvienas individas. Tačiau skirtingai išdėstyti, jie sukuria skirtingus psichikos tipus. Todėl biologinės rūšies žmogus protingasis atstovas gali būti vieno iš 4 psichikos sandaros tipų. Gyvuliškas psichikos sandaros tipas. Viskas, ką daro toks individas, nukreipta į instinktų tenkinimą ir malonumų gavimą. Seksas, valgis, prekių vartojimas be saiko, dažnai tai agresyvus, parazitinis, antisocialus tipas, jam visi ir viskas skolingi, bet pats jis niekam ir nieko neįpareigotas ir nieko neskolingas. Todėl po savęs jis palieka suirutę ir chaosą. Bioroboto zombio psichikos sandaros tipas. Jo elgsenos pagrindas taip pat į savaime susiformavę arba kultūros bei visuomenės primesti automatizmai, tai yra įpročiai. Toks individas apie viską sprendžia pagal vado, rašto, tradicijų autoritetą arba tiesiog priima daugumos nuomonę. Iškilus dilemai instinktai ar įpročiai, nugali įpročiai. Zombis atsisako valingų sprendimų, vietoj jų naudodamasis senais įpročiais ir kultūros normomis. Demoniška psichikos sandara. Jos atstovai savo valios jėga sugeba perlipti ir per instinktus, ir per įpročius, taip išugdydami naujus elgsenos būdus. Gavęs valdžią visuomenėje, demonizmas reikalauja besąlyginio tarnavimo savo, sukurdamas pačias rafinuočiausias aplinkinių užgniaužimo formas. Demonai gali būti kaip pavieniai, taip ir korporatyvūs, teikiantys pirmenybę dalyvavimui kokioje nors organizacijoje. Žmogiškoji psichikos sandara apibūdinama tuo, kad žmogus įsisąmonina savo misiją – būti Dievo vietininku žemėje. Iš seno buvo sakoma – gyvenk pagal sąžinę. Žmogus gyvenantis pagal sąžinę nuoširdžiai tiki ir pasitiki Dievu ir veikia kaip jo vietininkas visos visuomenės labui, o šių santykių indikatoriumi tampa aplinkybės, į kurią žmogus patenkia atitinkamai pagal jo norus ir ketinimus. Kitais žodžiais, žmogus tiki Dievu, o Dievas su žmonėmis kalba gyvenimiškųjų aplinkybių kalba. Dar vieną psichikos tipą žmonės susikūrė patys. Pažemintas iki priešingybės prigimčiai psichikos tipas formuojasi individui vartojant alkoholį, tabaką ir kitus narkotikus. Tai sukelia rimtus sutrikimus, pradedant organų darbu ir baigiant intelekto bei valios sugebėjimais. Šiuo atveju išgertas ar kitaip suvartotas svaigalų kiekis didelės reikšmės neturi. Juk protingam žmogui slopinti savo valią ir intelektą iš principo yra nepriimtina pasaulėžiūros lygmenyje. Individo psichikos sandaros tipas einant laikui gali keistis. Visos žinios ir įgūdžiai, kuriuos turi asmenybė, tai yra kraitis prie psichikos sandaros tipo ir patys jo neapibūdina. Tai yra individas gali būti didelis profesionalas, būti turtingas ir įžymus, tačiau iki galo taip ir netapti žmogumi. Mūsų nuomonė, žmogiškai psichikos sandarai normalu, jeigu įgimti refleksai ir instinktai yra pagrindas, kuriuo remiasi protingas elgesys. Normalu, kai intuicija pateikia informaciją, kurią įmanoma suprasti intelektualios veiklos pagalba. Tai yra, žmogiškai psichikos sandarai normalu, kada jos hierarchijoje intuicija aukščiau proto, protas aukščiau instinktų, o viskas kartu užtikrina žmogaus buvimą santaikoje su Žemės biosfera, kosmosu ir Dievu. Individui pasiekti žmogiškosios psichikos sandarą jaunystės pradžioje turi tapti norma. Bet paprastai tai nevyksta dėl ydingos visuomenės kultūros ir tėvų auklėjimo klaidų.
Vienok, suaugęs ir suvokęs savo dorovės ydas, žmogus pajėgus pereiti iš bet kurio psichikos sandaros tipo į žmogiškąjį. Nežmogiškasis visuomenę sudarančių individų psichikos sandaros tipas tai esminė daugumos problemų visuomenėje priežastis. Todėl ir jų sprendimas įmanomas tik esant asmeniniam, valingam žmonių daugumos perėjimui į žmogiškumo kelią.